Labas rytas, mėly žiūrovai. Jeigu šią naktį sapnavote, kad miegate po kokosų palmėmis ir smaguriaujate tailandietiškus virtuvės stebuklus, tai šis rytas yra skirtas kaip tik jums, nes mes gaminsime tailandietišką moliūgo sriubą. Lai neužpyksta tie, kurie žino, kaip tai darosi. Šį receptą aš supaprastinau ir išmečiau ingredientus, kurie yra pakankamai brangus, tačiau mes pinigus sutaupysime ne skonio sąskaitą. Na, kaip ir kiekvieną sriubą gaminant, vandenį aš jau užkaičiau. O jūs pasiruoškite moliūgo, citrinos, česnako, džiovinto čiobrelio ir rozmarino bei lauro lapelio, imbiero, paprikos, petražolių, svogūno, tailandietiškų ryžių, grietinėlės, kokoso pieno, pipiro ir druskos, na ir žinoma alyvuogių aliejaus. Patiekalo gamybą mes pradėsime nuo moliūgo. Moliūgas, daržovių karalius. Imame moliūgą, supjaustome jį riekėmis, išvalome sėklas ir nuimame žievę. Susmulkiname moliūgą, dedame į dubenį ir galime visą tai sudėti į verdantį vandenį. Ir dabar iš karto galime įkaitinti keptuvę su alyvuogių aliejumi, nes čia mes apkepsime dalį daržovių, kurias naudosime nuostabiai tailandietiškai sriubai. Supjaustume česnaką smulkiai. Svogūną supjaustome plonais griežinėliais, imame papriką. Mums reikia išimti paprikos sėklą ir pašalinti baltą dalį, kuri yra paprikos viduje. Ir supjaustome papriką griežinėliais. Nulupame imbierą, nulupę imbierą supjaustome ir galime viską sudėti į dubenį. Na, o dabar viskas keliaus tiesiai į įkaitintą aliejų. Ir nepamirškite įdėti džiovintą rozmariną, čiobrelį, na ir be abejo lauro lapelį. Viską patroškinsime apytiksliai 5 minutės, o tada galėsime sudėti į sriubą. Na, kada matome, kad viskas jau pasitroškino, galime berti viską į sriubą. Ir dedame ryžius. Galime naudoti tiek basmati, tiek paprastus tailandiškus ryžius, arba šiaip ilgagrūdžius ryžius. O dabar mes pasiruošime citriną. Stenkitės nepaliesti baltos dalies, nes balta dalis apkartins mūsų patiekalą. Pjauname citriną pusiau ir įspaudžiame sultis. O dabar išpjauname citrinos vidų ir išimame tirščius ant lentelės, kur yra mūsų citrinos žievelė. Šie tirščiai labai puikiai jausis sriuboje. Imsime petražolių, petražolės susmulkinsime, pilame citrinų sultis, suberiame tai, ką paruošėme ant lentelės, pilsime grietinėlę ir kokoso pieną. Pasūdome. Ir šiek tiek malto pipiro. Na, o dabar viską užverdame ir palaikome apie 10 minučių. Kas mėgstate aštriau, galite pasmulkinti šiek tiek čili pipiro ir įdėti į sriubą. Tada sriuba bus tikrai tailandietiška. Dar keletas minučių ir galėsime ragauti. Kaip skanu. Pasigaminti 6 žmonėms tokį puodelį, kokį viriau aš šios sriubos, kainuos tikrai nedaugiau negu 12 litų. Tai yra šiek tiek brangesnė sriuba, negu aš gaminu visą laiką, tačiau juk reikia šiek tiek ir egzotikos. Na, o dabar gero apetito ir pasimatysime rytoj ryte.